Palauk, tai kur tu čia dabar su tuo kirviu lakstai? Nuo nelegalų bandau apsiginti. Nu tai palauk, bet vis tiek negalima su kirviu, nu taigi čia ne mūsų metodas, nu. O tai ką daryt? Kai policija visas landas uždarė, tai jie pro mano tvorą pradėjo brautis. Va tokią landą padarė, įsivaizduoji, dramblys tilto. Bangladešai. Nu tai bet, palauk, klausyk, o tai kodėl jie dabar pas tave visi lenda, nebesuprantu? O todėl, kad durnas buvo. Vienas iki padėjau vienam į Lietuvą patekti. Tai va dabar nespėjau mojuot. Tu kur? Iš kur jų čia tiek atsirado? Visą mėnesį mojuoju, trečią kirvį pakeisiu, a jie kaip atsiranda, taip atsiranda. Tai palauk, klausyk, o tai ar nepaprasčiau būtų tai surinkti jų bent 20 ir permesti Lenkiją? Taigi neuždyk, aišku. Taigi buvo tokia idėja. Nu. Aš net geležinkelio statybų pasitikslinti. Ar yra garvežių, gamina ar negamina? Pasirodo, negamina, yra tik dizeliai. O tai palauk, tai kam dabar tau tiek garvežiai? Nu taigi kam garvežiai? Taigi aš tos juodukus būčiau tarp anglių sukišęs. Kas ten būtų atskyręs, ten galva ar ten anglės gabalas? Bet palauk, taigi akis tai baltos? O akiniai nuo saulės kam? O tu irgi duodi. Nu va, dar vienas. Nebijok. Kol tu čia stovėjai aplink namą, apibėgau dar du. Nuvaikiau. Klausyk, o tu pro sieną prasikast bandei? Aišku, bandžiau. Ir patkopą padariau. Ir atvažiavo iš Baltarusijos. Ir visi sulindo. Ir po savaitės skambutis į duris atidarau, visi stovi. O tai ką čia, kaip lenkai grąžino atgal? Ne lenkai, baltarusai grąžino. Aš pasirodo patkopą ne į tą pusę padariau. Ir dar pasityčioju, sako, pasiimkit, sako, čia jums skola už elektrą. O orų bandei? Orų? Nu kaip čia pasakius. Irgi išbandyti. Ant parako statinės 3 susėdo, bet pasakysiu, nekas ten iš jų ir liko. Kažkas eina. Tai žiūriu, su idėjom tau neblogai sekasi. Sekasi, aišku, čia nesenai kalėdų seniais 5 perengiau juodukus iš Afrikos. Liepiau, kad pasieniečiams sakytų, kad pas lenkus eina dovanų neša. Tai pavyko. Kurgi ne? Maišuose pasieniečiai dar po vieną juoduką rado. Visai išnaglėjo, Jau visai nebedraus mane, kad aš čia šalia stoviu. Man atrodo, kad kažkas jų laikraščiuose tavo adresą bus įdėjęs, va. O tu velni. Nu? Tai, bet jau dabar tai nieko nepataisysi. Nu ne? Klausyk, bet jau rankos tai gerokai pavargo man čia mojuot. Klausyk, 100 litų moku. O! Nu, tinka. Tinka. Bet žiūrėk, 5 metrai kas nors ten atgal iš karto ir duok. 5, gerai. Aha.